Sveiki, mėly draugai! Šiandien mes su jumis darysime labai skanų bei labai populiarų desertą ir tai yra Dubajaus šokoladas. Pradėsime mes nuo to, kad aš jums parodysiu, kaipgi temperuoti šokoladą, kad jis išliktų traškus, blizgus ir paskui neteptų jūsų rankų. Mūsų šokoladas pastovėjo šaldytuve ir dabar mes galime jį ištraukti ir pažiūrėti, kas gavosi. Jeigu šokoladas buvo gerai temperuotas, iš tikrųjų jis turėtų labai paprastai išsitraukti iš formos ir turi būtinai blizgėti. Jeigu jūsų šokoladas blizga, tai reiškia, kad viskas buvo padaryta gerai. Nu ir pažiūrėsim, kas gavosi prie to. Na va, super. Irgi labai gražus šokoladas. Ir galim dabar pažiūrėti, kas viduj. Koks grožis gavosi. Aš esu labai patenkinta rezultatu. Ir šokoladas blizga, ir labai skanus sluoksnis. O dar, mėly draugai, noriu padaryti jums staigmeną, padovanoti jums dar vieną dovaną. Darysime dar Dubajaus šokoladą širdelės formoje. Ir tada! Koks grožis gavosi, beliko tik tai jį sulaužyti. Na, štai va šitaip gražiai jis atrodo. Nu, man atrodo, wow, pažiūrėkit, ir uogienė matosi, ir tas sluoksnis, tiesiog wow. Tikiuosi, jums patiko šis kursas ir susimatysime kitą kartą. Viso geriausio.